Sveiki visi. Šiandien tęsiam Nissano remontus. Noriu parodyti, atsismeliavo truputuką važiuoklė galinė. Aišku, galėtų būti ir geriau, bet pakankamai tvarkingai. Korozija buvo gana stipri. Matosi, kai kur netgi dar giluminės rūdis. Turėjau problemą su šitais šarnyrais. Čia, jeigu kas žinote, Nissanas ar Honda Prelude turi vairuojamą galinę pakabą. Tam tikrą poslinkį reguliuoja šito galinio vairo kolonėlė. Tai čia problemos su tom, kad Lietuvoje nėra, reikia aišku siūsti. Biškutis restauravo, irgi sustangidėjo, vaikšto tvarkingai, reikia dabar tik užsidėti apsauginės gumas. Tai kas su kėbulu? Su kėbulu viskas kaip ir tvarkoja. Dabar yra šteptas brunuksas ant virinimo vietų, susivirino priekinis lengstis, galinės lengsčio pradžia, arkos gabaliukas. Taip, tai dabar išsivirino čia irgi, kur buvo užsilopio išrūdijimai. Šiandien bus darbai tokie ir šios savaitės pasidaryti stabdžių sistemą. Jau pakeistas siurblys reduktoriaus. Jeigu kas nežinot, šitam modeliui turbo variantui yra aušinamas tepalas. Tepalas aušinasi per atskirą radiatorių. Stovi tepalų siurblys ir aušina alyvą. Nes čia yra blokuotas reduktorius LS2. Bet ne šiaip čia LS2 blokuojasi per frikcinę sankabą tokią, kad tepalas trinties metu sukabina abu ratus, kad vienu metu suktųsi. Tai šiandien darysiu tokį darbą, kad nusipirkau stabdžių vamzdelę, turiu valcą, ant galiukus reikia išsivedžioti naujus vamzdelius, nes seniai yra pašutę, parūdyję, praktiškai stovis apgailėtinas. Tai 10 metrų vamzdelė, valcuojasi gana paprastai, šiaip labai gražiai atsivaltavo. Tai darbai nestoja, dirbam ir po biškutį einam į priekį. Tai susitiksime vėliau, pažiūrėsim kaip kas gavos.